labai dažnai kalbam apie vėžį, o apie pačią krūtų sveikatą kaip po tokią, iš tiesų moteris turi labai daug nusiskundimų, bet dažniausiai tai tikrai nėra vėžys. Bet kokie pagrindiniai būtent skundai, kalbant apie krūtis? Šiaip dažniausias skundas ir yra, jeigu kalbam apie sveikatą, ar ne, tai skausmas. Moteris atvyksta dėl krūtų skausmo. Ir vėlgi tas skausmas, kuris atvaro pas gydytoją, mes iš tiesų džiaugiamės dėl to skausmo. Visada tą paminiu, kad jeigu vėžys skaudėtų, tai būtų labai gerai, nes tada tas pacientas ateitų žymiai greičiau. Bet dažniausiai dėl ko moteris ateina, tai dėl cikliško krūtų skausmo, kuris dažniausiai būna prieš mėnesį, nes yra hormoninės kilmės. Ir kuris dažniausiai nesusijęs su jokiais piktais susirgymais. Aišku, kartais gali būti dvi ligos viename. Tai moteris, kurios kreipiasi, jų amžius, tarkim, labai skirtingas, tai nuo labai jaunų iki vyresnio amžiaus moterų. Vėlgi ir tie skundai, tai vienas, kaip minėjau, skausmas, kitas skundas, kad užčiuopia kažką tai krūtyje, užsičiuopia pačios. Na ir trečia turbūt grupė, kurios ateina jau po kažkokio tai ištyrimo, arba kitoj klinikoje, arba po mamografinės programos. Ir jeigu apsičiuopia moteris kažkokį guzelį, tai tikrai priėmimą eiti po greituoju būdu gal nereikia, nebent jeigu moteris maitinanti, tarkim, ar ne, ir ta krūtis tampa raudona, karšta, limfmazgiai čiuopiasi, skausminga, tai galbūt tai yra uždegimas, mastitas. Tai tada ar šeimos gydytojui pasiskambinti, o galbūt jeigu savaitgalis, gal ir priėmimas. Todėl, kad gali formuotis abscesas, tarkim, kuri yra jau ūmi būklė. Tai yra krūties uždegimas, kurį reikia atverti, pūlinys susidaro. Kitais atvejais dažniausiai tai tokios ūmios pagalbos nereikia, bet mes žinom, kai kažkas nutinka, tai mes labai neramiai miegam. Ir tada tas stresas išbalansuoja viską ir aišku, reikia užsiregistruoti pas gydytojo konsultaciją. Tai va čia būtų tas, aišku, pirmas punktas apsičiuopiai, tada galbūt susirasti, jeigu daryti kažkokie ankstesni tyrimai. Kartais moteris turi namuose tokius arba turi išrašus, vėlgi pasižiūrėti, gal tam buvo elementari cista toje krūtyje, kuri užsidegė po kažko. Cistos tai yra tokie gerybiniai dariniai krūtyje, yra tokie kaip maišeliai pripildyti skysčio. Ir tas skystis, ką jis blogiausio gali padaryti, gali atsirasti jo uždegimas. Ir tas uždegimas gali atsirasti po kokio nors karšto oro ir peršalimo, tiesiog atšalimo, kondicionierius ar ten šaltas vanduo ir panašiai. Gali būti kartais tiesiog nežinomos priežastys, dėl ko taip atsitiko. Ir ta cista po nakties virsta čiuopiamu guzu. Ir dažniausiai moterį išgąsdina. Kartais, aišku, tai būna gerybinis kitoks darinys, pavyzdžiui, fibroadenoma, irgi yra tokie gerybiniai darinukai, kurie čiuopiasi. Na ir kartais, aišku, tai gali būti vėžys. Vien iš apčiuopos to diagnozuoti neįmanoma. Ir tada rekomenduočiau tikrai registruotis ar per šeimos gydytoją, ar tiesiog pas gydytoją radiologą, echoskopuotoją konsultaciją. Ir pasižiūrėti, kas ten yra. Tada mes dažniausiai atliekam echoskopinį tyrimą, tai krūtų ultragarsinį ir kartais prireikia ir kitų tyrimų. Tęsiant apie mamogramas, kada reikia jas atlikti? Kokios pagrindinės indikacijos? Kalbėjome apie tą prevencinę programą, kai atlikinėjamos jos, bet kada dar reikia atlikti jas ir nevengti to? Tas prevencinis tyrimas, bet kodėl mes atliekam skryningo programas, ar ne? Tas patikra dėl vėžio, juk ne dėl visų vėžių atliekam, ar ne? Šiai dienai Lietuvoje atliekam, kaip ir visam pasaulyje, dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio ir storžarnės, dar prostata, ar ne? Dabar planuojama plaučių vėžio. Kodėl prie kitų vėžių nėra? Tai to patikros tokios centralizuotos, kur tikrinam visiškai sveikus asmenis. Tos moteris neturėtų turėti skundų kažkokių objektyvių labai, kad jas tikrintume. Ir kodėl pasirinktas tas metodas mamograma, kuris yra kaip ir šiek tiek kenksmingas mūsų organizmui. Tai todėl, kad nieko geresnio nėra šiai dienai. Pasirenkamas toks pigesnis metodas, kuris nėra labai brangus. Ir pasirenkamas ganėtinai saugus ir toks, kuris yra komfortiškas žmogui. Tai mamograma nuo 50 arba bus nuo 45. Taip, tai parenkama profilaktiškai dėl to, kad jos metu tu gali nustatyti daug pakitimų ir jis yra gana standartizuotas. Jį atlikus, reiškia, kiekvienas gydytojas gali matyti tą patį vaizdą ir aišku, tik jau nuo jo kvalifikacijos priklausys, kaip jis jį interpretuos. Jeigu mes atliekam jaunesniai moteriai, tai vėlgi atliekam su kažkokiu tikslu.
Tai tarkim, jinai čiuopia kažkokį darinį, ar ne, tai jaunam žmogui kaip taisyklė pradedam tirti nuo nekenksmingo metodo, nuo ultragarsinio krūtų tyrimų. Ir jeigu mums kyla klausimų tame tyrime, mes darom kitą, tai va tada gali būti atliekama mamograma. Taip pat, aišku, jinai gali būti po kito tyrimo. Pavyzdžiui, atliktas krūtų magnetinis rezonansas, matomi tam tikri pokyčiai. Ir matote, tyrimai visi jie nėra taip, kad jie vienas kitą vien tik patvirtina. Jie papildo vienas kitą. Tu kaip puzlą dėlioji iš tų tyrimų ir gauni bendrą informaciją. Tai vat netgi atlikus, pavyzdžiui, magnetinį rezonansą, kuris yra pats jautriausias, pats tiksliausias tyrimas, vis tiek kartais po jo reikia, tarkim, atlikti mamografiją dėl kažkokių tai pokyčių, kuriuos mes norim pasitvirtinti arba paimti iš jų biopsiją. Tai šiaip profilaktiškai, nuo 40–45 standartiškai, sakyčiau. O kokios indikacijos, tai ne tik profilaktikai, tai pavyzdžiui, prieš pradedant vartoti kažkokias pakaitinę hormonų terapiją, prieš dedant spiralę, kuris su hormonais, nes išoriniai hormonai, jie keičia mūsų liaukos struktūrą ir mes turime žinoti, ką mes iki tol turim. Ir jeigu yra kažkokia ligos užuomazga, jinai galbūt gali jį paskatinti vystytis, mes to nežinom. Tai tiesiog, kad turėti kažkokį atskaitos tašką. Toliau labai svarbu, prieš įvairias plastinės operacijas, rekonstrukcinės, vėlgi, būtų gerai žinoti, kas yra toje krūtyje, ten prieš mažinimą atliekant ar implantus dedant, nes, aišku, implantai pats krūties audinys neliečiamas, bet tarkim, redukcinės operacijos ypatingai svarbu. Todėl, kad kartais turim tokį atvejį, kad tai atlikta rekonstrukcinė operacija ir atsitiktinai nustatytas vėžys. Ir tada neaišku, kur, kas ir kaip. Tai prieš tokias svarbias procedūras irgi reikia būtinai. Dar kokie tyrimai yra? Tai yra modifikacijos. Tai pavyzdžiui, mamografija turi savo modifikaciją, galbūt irgi girdėjo moteris, yra tomosintezė krūtų, tai kai mes atliekam tarsi mamografiją, bet supjaustom tokiais smulkiais pjūveliais. Dar atsiradusi kontrastinė mamografija, kai mamografijos metu suleidžiam kontrastą į veną ir panašiai kaip kompiuterinė tomografija, mes tiesiog arba kaip magnetiniam rezonanse matom pokyčius, kurie yra aktyvūs, jau šiek tiek funkcinės informacijos gaunam. Na ir ultragarso modifikacija, ką mes afidėjų turim ir labai sėkmingai naudojam, tai automatizuotas ultragarsinis tyrimas. Tai tiesiog vietoj to 5 cm davikliuko mes turim 15, jis yra didesnis ir jis tiesiog apima gražiau visą krūtį. Tai tokie gal pagrindiniai. Ir aišku, turim biopsiją. Jeigu matom pokytį, jį reikia patvirtinti. Tai tada iš to pokyčio įmam mėginuką. Apie echoskopiją vieną mitą turiu, teko vienam forume surasti, kur viena moteris tikriausiai ten rašė, kad echoskopija yra labai neaiškus tyrimas, todėl kad vienas echoskopuotojas gali matyti darinį, kitas gali nematyti, kad tai yra labai subjektyvu. Ir todėl geriau pasikliauti mamografiją arba magnetiniu rezonansu. Kiek tai mitas, kiek tai tiesa? Tai labai tiesiai taikinė, kodėl pasirinkta mamografija skryningui. Todėl, kad tai yra objektyvus metodas, kaip jau minėjau, tu matai vaizdus ir netgi mes tuos vaizdus vertinam dviesi su kolega, nes tu tų vaizdų peržiūri labai daug, kažkur 100 mamogramų per valandą, tai 100 pacientų ir tiesiog tu gali praleisti dėl nuovargio, dėl tiesiog ar vaizdo ne visai kažkokio tau tiesiog tuo metu kokybiško. Kitas gydytojas žiūrėdamas, dabar ir dirbtinis intelektas yra pajungiamas irgi, kai kuriuose šalyse trūkstant radiologų, bet esmė kokia, kad tu vis tiek turi tą vaizdą. Echoskopu tu tiesiog vedi davikliu per krūtį ir jeigu yra didesnė krūtis, tai neišvengiamai kažkurios dalis gali likti ir nepastebėtos. Kitas dalykas tai yra ir interpretacija. Aišku, kiekvieno gydytojo tai jo ir patirties dalykas, ir jo kvalifikacijos, ir pastabumo, tos dienos nuovargio. Tai vėlgi ta echoskopija yra labai subjektyvus. Čia toks ne visai mitas. Bet vėlgi, jeigu tu tą echoskopiją darai su normaliu aparatu, normaliu davikliu ir echoskopuotojas, kuris tą daro kiekvieną dieną, tai geras tyrimas ir mes jo nustatom labai daug pakitimų. Paminėjot, kad Afidėja klinikoje turi tuos naujausius tyrimus. Tai kiek dažnai taiko tas visas modifikacijas? Ar vis tiek daugiausia ultragarso ir mamogramų, ar jau vis daugėja tų modifikacijų, tų jautresnių tyrimų? Iš tiesų taikom visus tuos tyrimus. Jeigu kalbėt apie echoskopiją, tai labai mėgstam pradėti nuo automatizuoto tyrimo ir po jo mes dažniausiai apjungiam. Padarom tą automatizuotą, tai ką tai reiškia? Tiesiog moteriai
didesnių daviklių nuskenuojama krūtis, ultragarso, tik tai, kaip minėjau, yra didesnis, vaizdai patenka į ekraną gydytojui ir po to jau gydytojas pagal tam tikras, peržiūrės tos vaizdus, jau gali žiūrėti tik tai tam tikras neaiškias vietas, jas dar patikslinti. Tai gaunasi labai produktyvu, tai sutaupomas ir gydytojo laikas, jis tuo metu gali žiūrėti kitą pacientą ir iš tiesų labai kokybišką vaizdą gaunam ir mažesnė rizika, kad praleisim kažką tai didesniai krūtį. Tomosintezę taikom tada, kai reikia patikslinti pokyčius mamogramoje. Ir pavyzdžiui, žinom, kad ultragarsu yra tam tikri pokyčiai, kurių mes nelabai atskirsim ultragarsu. Tai tada atliekam tomosintezę. Tai tikrai taikom šitas modifikacijas. O magnetinis rezonansas, taip, papidėjo irgi keliuose padaliniuose, nuo seno mes jį atliekam. Labai praktinis klausimas. O didelės eilės pas radiologus pakliūti, jeigu taip noris, nes girdėjau, kad abus pasidaryti yra reikalų užsiregistruoti tam tikrose klinikose. Klausimas vėlgi, ar tai yra profilaktika, ar tai yra ekstra tyrimas. Jeigu profilaktika, tai žmogus gali laukti ir 3 mėnesius, ir 4, ar ne? Jeigu tu nieko nejauti ir nori profilaktiškai, tai sakyčiau, tada eilių nėra. Nes, bet ką mes irgi ir darom savo praktikoje, jeigu tikrai skambina žmogus, kuris sako, aš čiuopiu, aš turiu simptomą. Tai stengiamasi tą žmogų pagreitinti tą jo registraciją. Ką mes turim Nacionaliniam vėžio institute, tai mes turim irgi atskirą eilę tokiam žmonėm, kurie ateina jau su vėžio įtarimu, su simptomais. Ir vėlgi tas srautų valdymas yra labai svarbus. Tik tai tiek, kad aišku, kai mes susigalvojom, kad reikia padaryti tyrimą, norisi tą padaryti labai greitai, netgi jeigu profilaktiškai, nes tu skiri tam laiką, susiplanavai, o čia nėra vietos. Tai kokie klausimai dažniausiai pacientėms kyla? Vis tiek bendrauja tikrai nemažai su jom ir radiologija nėra tik tai darbas už ekraną tikriausiai. Tikrai ne. Kokie klausimai kyla ir kaip galbūt joms atsakote? Ką dabar pirmas, kas atėjo į galvą, tai kada tikrintis vėl, kada vėl pas jūs ateiti. Tai iš tiesų irgi ta stebėsena tai priklauso nuo to, ką mes randam. Mes visus tos pokyčius, ką mes randam, suskirstom į tokias 5 grupės. Jeigu tai yra pirma grupė, tai yra visiška norma. Tai tokio moterim rekomenduojam kartą metuose ultragarsą pasidaryti, jeigu jos jau virš 40-45, tai tada kas porą metų mamografija, kas metai ultragarsą. Jeigu vėlgi moteris turi, kaip kalbėjom, riziką šeimoje, ar ne, paveldimą krūties vėžį, tai tada jom kas metai magnetinis rezonansas ir ultragarsinis tyrimas. Jeigu mes randam pokytį, kurį klasifikuojam į antrą grupę, tai yra gerybiniai pokyčiai, tai dažniausiai irgi sakom, ateikite po metų. Jeigu mes pirmą kartą nustatom kažkokį tai gerybinį radinį, bet jisai mums toks, norisi dar pasižiūrėti, kaip jisai elgsis. Tai dažniausiai tai yra fibroadenoma, toks gerybinis darinukas, kuris vaikams būna kartais. Ir labai priklauso, ar jisai auga ar ne. Nes jeigu jis užauga iki 3 cm, jį dažnai operuoja. Tai tarkim, nustačius tokią fibroadenomą, mes rašom 3 kategoriją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes stebėsim tą žmogų. Stebėsim ne visą gyvenimą, bet 2 metus, pagal rekomendacijas, kas 6 mėnesius. Ir pasižiūrėsim, ar ta fibroadenoma keičiasi kažkaip ar ne. Jeigu jinai auga, jeigu jinai keičiasi, kartais imama biopsija. Tai šitas 3, tai reiškia, kad stebėjime yra kažkokiam tai, porą metų. Jeigu nustatom 4, 5 kategoriją, atliekam biopsiją. Tai jau čia toks turim vėžio įtarimą. Iš jų, aišku, nepasitvirtina 100%, tai tada kita rekomendacija. Tai